Sveiki, esu Jolita Bužinskienė, keramikos studijos Molio Minkis įkūrėja. Tai keramika mano gyvenime atsirado jau daugiau nei prieš 10 metų. Dirbau mokykloje, Naujam Daugeliškyje. Ir taip atradau keramiką, galbūt mane atrado keramika, kaip sakoma, nežinau, kas ką atrado, bet kai susipažinau su moliu, prisiriečiau prie jo, jau paleisti nebenorėjau. Tada ir atsirado tokia svajonė turėti savo dirbtuves, kur galėčiau ne tik pati lipdyti, bet ir pakviesti ir kitus, švęsti ir gimtadienius, ar šiaip padaryti kažkokį giminės susitikimą. Taip ir atsirado ta idėja, tas toks tikslas. Pradėjau svajoti garsiai ir išgirdau, kad ta svajonė gali ir išsipildyti. Tam yra priemonės, tai kreipiausi į vietos veiklos grupę, kur merginos, jei galima taip įsireikšti, užvedė ant kelio, kad tai įmanoma, kad tai puikiai idėja, kad pas mus to rajone dar nėra ir žodžiu, kad tik tai į priekį ir taip ir pradėjau svajoti, tą linkmę ir pradėjau eiti. Tai suradom su vyru šią vietą, įsigijom ją ir vėliau rašėm projektą su pagalba ir gavom tą finansavimą ir ta svajonė mano išsipildė. Dabar mes ir esam. Dažniausiai taip, kai pas mane atvyksta, tai būtent ir vaikam pabrėžiu, kad tik nenustokit svajoti, kad svajonės tikrai pildosi. Tai jos tikrai pildosi, nes jūs esate dabar mano svajonėje. Iš paramos lėšų, tai kur gavau daugiau nei 30 000, rekonstravom pastatą, kuriame mes dabar esame. Tai buvo tvartas ir daržinė, tai šis pastatas rekonstruotas, pritaikytas dirbtuvėms, kad galėčiau aš lipdyti ir atvykstantis. Toliau įsigijau 2 žiedimo ratelius ir keramikos degimo krosnis, kuri yra už sienos. Studijoje ir pati lipdau, dažniausiai viena. Man patinka tai daryti vienai, tada galiu susitelkti į tai, ką darau. Darau įvairiausius ir medalius, sakykime, įvairiom šventėm, regatai, ten trauks stintelę, tokios didesnės pas mus šventės, darau tokius užsakymus. Toliau man pačiai patinka lipdyti tai reikalingus daiktus, tai daugiau indus, iš kuriuos praktiškai naudoji. Nemėgstu tokių daiktų ir kad pas kitus stovi, jie kažkur sudėti ir dulka. Tai dalyvauju ir įvairiose mugėse, kur gali įsigyti mano gaminių. Na, o atvykę į studiją, tai dažniausiai atvyksta mokiniai, gali atvykti iš visos Lietuvos, nes kur turiu kultūros pasą ir patvirtintos 3 paraiškos, kur mokiniai gali rinktis edukacijas per visą Lietuvą. Tai ir atvyksta mokiniai pas mane. Toliau atvyksta ir suaugę, ir vaikai švęsti gimtadienių, daryti giminės susitikimus, šiaip pasibūti kartu. Dažniausiai daugiau susidomėjimas būna per didžiąsias šventes, tai vat prieš Kalėdas, lapkritis, gruodis būna toks intensyvesnis, grupelė jau yra lipdytojų, kurie lipdo rankų darbo dovaną savo rankomis, savo artimiesiems.